Labas rytas, Edita. Labas rytas. Ačiū, kad sutikai šį ankstyvą rytą pasikalbėti ir ypatingai man gera kalbėtis tokia laimės džiaugsmo tema. Ir pasakysiu truputėlį mūsų pažinties priešistorę. Per mūsų bendrą pažįstamą aš nugirdau, kad yra žmogus pasaulyje, nebe Lietuvoje, Prancūzijoje, kuris kūrė laimės instaliacijas. Tai buvo pirma žinia apie tave, kurią aš išgirdusi suklusau ir labai žinoma panorau su tavim susipažinti ir tave pakalbinti. Todėl, kad kaip žinia, laimingųjų klube ketinu kalbinti visus žmonės, kurie įvairiausiais pjūviais kada nors gyvenime yra tyrinėję laimės temą. Taigi, pristatysiu tave pati, taip kaip aš tave spėjau pažinti. Jeigu kažką pamiršiu, tai būtinai papildyk mane. Edita Rakauskaitė, menininkė, tapytoja. Kaip pati sako, patiria didžiausią gyvenime džiaugsmą kurdama. Ir ji teigia, kad kuo daugiau kuri, tuo daugiau ir kuriasi. Tapytoja, sakyčiau, apskritai menininkė, kūrybininkė, naudojanti savo kūryboje įvairias technikas ir kurianti Prancūzijoje ir kurianti laimės instaliacijas. Taigi, kas tai yra laimės instaliacijos? Ir tada kitas lydintis klausimas, o kas tuomet yra laimė tau, kaip tu ją supranti? Sveiki dar kartą visi, labai smagu sveikintis, tokį gražų rytą su saulė. Nu, va, laimė, džiaugsmas žiūriai dar. Tai tos laimės instaliacijos, atsiprašau, tikrai gimė su tokia draugė, kolegė, susipažinom mes irgi online, kita lietuvė architektė, kuri gyvena daug metų Italijoje, Milane. Ir tiesiog per tokį susitikimą verslių moterų klube mes su jais susipažinom online. Nu, tiesiog taip viskas išsisuko, jie ten projektavo kažkokį parką, aš jai ten padėjau ieškoti kontaktų Lietuvoje. Ir paskui taip išsirutuliojo, kad tai yra apie laimę ir kažkaip man šovė mintis daryti apskritai tas laimės instaliacijas. Man kažkaip tai toks tas džiaugsmas ir ta laimė, yra apie tai, kaip aš sakau, apie tai yra mano gyvenimas dabar. Aš iš tikrųjų išvažiavau į tą Prancūziją gyventi įdomiai ir fainai, kaip aš sakiau. Kaip ir toks tikslas buvo ne kažkokio darbo, ne kažkokia čia meilės emigrantė ar kažkas, o tiesiog, ta prasme, pasidžiaugti gyvenimu. Ir tos laimės instaliacijos kilo ta idėja, kad jas daryti iš pradžių buvo ten idėja tam parke, jos projektuojama padaryti instaliacijas, bet man šovė ta mintis, kad mes galim pasiūlyti pasauliui laimės instaliacijas kaip po tokias. Instaliacijos turbūt dauguma žino, kas tai yra tokie šiuolaikiniai meno kūriniai, kuriami gali būti iš įvairiausių ten detalių, komponentų, tai gali būti ten ir kabančios, ir gulinčios, ir šviečiančios, ir visa kita. Viena iš šiuolaikinio meno formų. Bet idėja yra, kad jie siūlyti nuo kažkokių vakarėlių, tai gali būti šeimos kažkokia šventė, iki, pavyzdžiui, mane tai labai veža, man labai fain atrodo oro uostuose, traukinių stotyse, kur žmonės skuba, kur tos įtampos daug, kur streso, aš galvoju, net kokiuose supermarketuose, kur tų žmonių daug ir kažkokį patirti tą džiaugsmo, laimės tokį gabaliuką, su kažkokia tikrai meninė ta instaliacija, su kažkokia kūryba, kur kažkaip mes ir tą konceptą, kai rašėm, kad čia ir dabar patirti. Nes, kaip sakyti, tikrai mes tokias akimirkas išgyvenam. Gal. Toks mano tai nuostata yra, taip, kad aš sakiau, aš būsiu laiminga iki paskutinės savo gyvenimo minutės, bet žinoma, gyvenimas yra visoks, ir bijai būna, ir stresuoji, ir būna ir to nerimo, tik tai toks
tokia kažkokia nuostata, kai yra, bet aš sakau, nu, bet vis tiek yra faina, vis tiek yra, nu, iš esmės, nu, tokia, žinai, linija, kryptis. Tai kas man yra laimė, tai apie tas instaliacijas tiek, nu, čia, žinai, gali plėstis, bet tokia idėja yra, kad siūlyt žmonėm tiek parkuose, tiek kažkokiuose didesniuose ir mažesniuose objektuose. Tai mes jau dabar trečią tokį projektą darom, parašėm, ten laukiam finansavimo, yra užsakovas vienas irgi ir tęsiam toliau. O man kas yra laimė, nu, tai toks turbūt, man laimė dar yra, turbūt, aš galvoju labai apie nuoširdumą, būti nuoširdžiu su savim ir tada ją patirti ir ją, žinai, visur gali, ta prasme, kai tu darai kaip nori, ką nori, na, kai tu bendrauji su kuo nori, nu, kai tu nori žiūri į dangų ir džiaugiesi, tai tokia apie labai tą tokį švarų santykį su savim ir su pasauliu tada. Ir tada kažkaip gerai jautiesi, nu. Nu, net jeigu būna blogai ir kažkaip tai ten kažkokios, žinai, sukrenta, ar kažkokios problemos, ar ką aš tai sakau, o kodėl? Bet kodėl čia, ko mane moko, kas čia dabar yra, žinai. Ir savo sakau, kad, ta prasme, tai yra nuo manęs priklauso, kiek aš esu laiminga, ne? Aš galiu iš to padaryti, išpūsti, kad va Jėzus ten sulūžo, koks kranas sugedo, bet galiu kažkaip tą priimti žaismingai. Toks, aš galvoju, kad tas gyvenimas, nu tikrai mes labai daug dalykų labai sureikšminam. Nu, aš čia ir apie save kalbu tikrai, nu, toks, žinai, tai pasidaro taip reikšminga, taip išpūsta, kad gyvenimas yra toks, nu, tikrai žaidimas biški. Ir kai tu pradedi jį žaisti ir kažkaip, ir matai tą laikinumą ir tą praeinamumą, nu, kažkaip tai, nu, tai kažkaip priėmė viską lengviau ir fainiau ir tada to džiaugsmo daugiau, tos laimės. Tai laimė man yra apie santykių tokį nuoširdų su savim. Ir tada tas nuoširdumas ir tas autentiškumas tau ir sako, ko tu nori, ką tu nori suvalgyti, kur tu nori nueiti, su kuo tu nori būti. Gal taip. Dabar, kai priminiai kažkur perskaitytą laimės apibrėžimą, kad laimė priklauso ne nuo išorinio pasaulio, o nuo mūsų požiūrių į jį. Bet tuo pačiu peršasi mintis tavęs paklausius. Ir tikrai pritarčiau, kad ne tiek nuo to požiūrio į pasaulį, kiek nuo to patyrimo, ką aš tame pasaulyje dar galiu veikti pats. Ir čia įsijungia ir tas labai svarbus kriterijus, kurį paminėjau, autentiškumas, tai yra nuoširdumas pačio su savim, mūsų gebėjimas išgirsti tyloje savo širdį ir savo tuos tikruosius poreikius atskleisti pačiam savo. Ir kaip suprantu, tu esi žmogus, kuriam laimė tai yra patirti gyvenimą, tai yra procese patirti gyvenimą. Laimė yra procesas, ne? Tai yra kelias, nestovėjimas vietoje ir grožėjimasis. Tuo tarpu instaliacijos tavo, tiek, kiek mes kalbėjomės, kiek pasakojai, aš mačiau ir vizualizacijas, atrodytų, jos tarsi priverčia žmogų stabtelti ir pasigrožėti akimirką, išjausti akimirką visų kūno, ne, nes jūs įjungia dar kitas medijas, ne tik tai, ką galima pamatyti akimis, bet ir tai, ką galima išgirsti kitomis juslėmis, ausėmis, kvapas įsijungia, muzika, garsas, lytėjimas. Ir pasidariau išvadą, nežinau, gal tu mane pataisysi, kad jūs kuriate tokį įrankį, universalų įrankį žmogui, stabtelėti ir pajusti bent trumpą laimės akimirką. O jau tuomet, kai jisai ją pajaučia, patiria savo visų kūnų ir sielą, tai jis nori tarsi grįžti į tai, jis nori grįžti į tą išgyventą laimės būseną ir ieško jau pats būdų, kaip tai patirti. Nes laimės instaliacija yra toks dalykas, kurį
reiktų turėti šalia, ne, norint patirti daugiau tų laimės akimirkų, reiškia, tu duodi lyštelti skanių ledų ir tuo pačiu priverti žmogų vėliau gyvenime ieškoti jau didesnės porcijos tų ledų, nes šalia jis visuomet neturės tos laimės instaliacijos sukurtos dviejų menininkių. Ar ne taip? Bet čia, nu, žinai, taip, nu, čia, kaip čia pasakyti, taip, ne taip, čia toks, bet apie tai, jo, nes aš galvoju, tai yra apie kūrybą, ne? O tu duodi žmogui padaryti instaliaciją, nu, jis nustemba, ne? Bet tai yra paprasti dalykai. Aš čia užvakar buvau tokiam šiuolaikiniam spektaklyje, ten toks kaip ir cirkas australų, ir ten kūnai, nu, ta prasme, iš tikrųjų, ta prasme, nu, žiauriai gražu, su muzika, su šviesom ir iš tikrųjų, nu, ten tokia akrobatika. Ir pagalvojau, Dieve, kaip, ta prasme, nu, aš sakau, man kūryba, aš ir kai žiūriu kūrybą, ir kai pati kuriu, nu, prisipildau ir kažkaip, ir galvojau, šakės, nu, ta prasme, nu, super toks spektaklis, iš tikrųjų, džiaugsmas sielai, akims ir ausim ir viskam. Bet galvoju, nu, va taip kūryba, va ir gyvenimas, ne, kiek žmogus daug sukuria. Aš tai visada sakau, koks kūrybiškas pasaulis, žaviuosi. Bet apie tas instaliacijas, taip, tu duodi, vat, mes sukūrėme, ne, ir reiškia, kažkas pamato, pasėdi, pabūna, pauosto tenai, bet tai yra apie tai, nu, didžiausia kūryba yra gyvenimas, man atrodo, ir tai galbūt inspiruos, žinai, kurti tą savo gyvenimą, kaip tu sakai, neturės instaliacijos, tai tu pasidaryk. Ta prasme, tai nebūtinai instaliacija, tu gali kūrybiškai indus išplauti su džiaugsmu, juk tai vis tiek įkvepia tokie dalykai, ne? Nu, jie kažkokį, tu ten pajauti kažkokį potyrį, kažką tai ten, žinai, lengvumą, ar linksmumą, ar kažką, bet kaip aš sakydavau studentams savo, dėsčiau, kai Lietuvoje gyvenau, aš sakydavau taip, iš tikrųjų, aš drįstu teikti su savo patirtim, kad tas kūrybinis džiaugsmas, nu, yra, nu, tikrųjų, vienas stipriausių, nu, turbūt stipriausias jausmas. Ir nesuabsoliutinant, kad kūryba tai yra ten tik instaliacijos, tapyba, rašymas ar muzika, žinai, kad ta kūryba yra visur, nu, kiekvieną dieną tam gyvenime. Ir kad mes, nu, puikiai galim susikurti, nu, kabutėse tas instaliacijas, ne, tą kažkokį. Aš nesakau, kad nuo ryto iki vakaro mes čia visi turim lakstyti, žinai, išsišiepę ir laimingi, bet iš esmės, ne, ir aš galvoju, kad tai žmonės, nu, paskatina kažkaip truputį gal, nu, nežinau, išjausti, biškai kitaip gal mąstyti ir, nu, kurti, ne, kažkaip, kad tu pats susikurtum tą savo džiaugsmą. Nu, jisgi gali būti iš mažiausių dalykų, žinai. Aš atsimenu tokią draugę mano jaunystėje, kažkaip jinai dailininkė irgi ir kažkokiam ten tėvų bute gyveno Kaune ir sako, nu, ten taip nyku, žinai, sako, nu, ta prasme, ten kiti namai priešais, bet sako, aš to grožio taip ieškau ir sako, žinai, apie 5 valandą po pietų, kai leidžiasi saulė, suradau, sako, ten kažkoks atšvaitas ten ant to namo, atsišviečia tos šviesos, nu ir taip gražu, nu tai toks man, žinai, vat, iki dabar man tas išlikę kaip, nu, kad tu tą grožį ir tą džiaugsmą, nu, tu jį gali surasti ir susikurti, jeigu tu nori, jeigu tau tas, ta prasme, tai va čia toks ir yra tas instaliacijos ir pasidžiaukit, pabūkit tame, bet tai gal, nu, tai nėra tokio tikslo skatinti, žinai, ten ieškoti, bet tai, man atrodo, natūraliai tas veda į tai, kad, nu, kad tu pamatai kažko, nustembi, žinai, kaip vaikas pasidžiaugi ir kad galbūt tai, nu, tau padės eiti tokiu tuo pozityvo keliu, žinai. Apie kūrybą man, jo, kad kurkite žmonės. Pažadinti Tas tik- viduje. Jo. Nu, Ir taip aš sakau, čia ne tokiais masteliais, kad dabar eik projektuok, daryk. Nu, paprasčiausiuose dalykuose mes galimgi susikurti tą džiaugsmą, žinai, ir tą pozityvumą kažkokį. Čiagi viskas nuo to požiūrio. Nuo požiūrio, nuo noro ir nuo atsakomybės prisėmimo, ne? Kiek mes paliekam Taip. tų atsakomybių savo ir kiek tikimės iš aplinkos, kad mus padarys kažkas kitas laimingais. O sakyk, prašau, tu esi minėjus, kad į Prancūziją išvažiavai gyventi įdomų gyvenimą. Ir taip suprantu,
stebėdama tą, ką veiki, kad tau tikrai pavyko ir tu gyveni pilnakraujį įdomų gyvenimą. O ar tas išvykimas, jisai buvo reikalingas pokytis tavo gyvenime, kad tą įdomumą patirti? Ar gyvenant Lietuvoje jo buvo mažiau, ar jis buvo netoks tirštas, ar jis buvo apskritai kitoks? Gali sulyginti tą įdomų gyvenimą Lietuvoje ir įdomų gyvenimą Prancūzijoje? Nu, aš tai taip, aš tikrai išvažiavau įdomiai gyventi ir fainai būti. Ir ta prasme, ir visaip yra. Nu, aš labai džiaugiuosi tuo savo sprendimu. Žiauriai džiaugiuosi tikrai. Ir aš nesakau, kad aš čia, žinai, čia viskas man be proto gerai. Visai buvo visokių momentų, žinai, aš ten ir ieškai, ir kaip gyventi, ir kaip, žinai, ir į kitą miestą išvažiavau, ten iš Porto gyvenau, dabar Le Rošeliai. Bet, nu, man žiauriai įdomu, tikrai, nu, ta prasme, nu, tiek daug, ta prasme, ir tie nauji dalykai, ir tie nauji žmonės, aš ir kalbą išmokau. Nu, ir aš kartais pagalvoju, kur aš būčiau Lietuvoje, aš nesakau, kad blogai Lietuvoje, bet aš, nu, gyvenau Lietuvoje, ta prasme, ir parodas visada dariau, ir ten visokius, aš ten ir tuos projektus kūrybinius rašiau, ir su prancūzų menininkais. Bet iš tikrųjų, tai man buvo, aš žiauriai daug dirbau Lietuvoje, ir aš labai atsimenu tą momentą, jau čia pasakau ne vienam laife, bet iš tikrųjų buvo taip, kad tas sprendimas buvo, kad aš jau kažkur tai gatve, žinai, iš vieno darbo į kitą ir apsiverkiau, nes pagalvojau, kad, nu, ir toks buvo, bet toks buvo, žinai, taip perskrodė, nu, reikia kažką keisti, nu, aš turiu kažką pakeisti, nes kitaip numirsiu greitai. Nu, toksai, nu, labai daug to darbo, aš dirbau su mokiniais, su studentais, iš esmės man tai patiko ir, nu, aš tai fainai dariau, žinai, mes ten labai fainų projektų sukūrėm, bet buvo, nu, žiauriai daug visko. Nu, kažkaip, žinai, tai kūrybai, va, buvo savo tai kūrybai, nu, aš ten tapydavau šeštadienį, sekmadienį, visą laiką kūriau, visą laiką dalyvavau parodose, bet toks būdavo, nu, tu toks atsikeli, nu, žinai, visą savaitę atidirbęs tą energiją su žmonėm, tu tikrai atiduodi daug, aš kitaip nemoku. Tai, nu, tikrai buvo toksai labai toks lūžis ir aš tada, ta prasme, tik pasakiau savo, kad aš turiu kažką keisti, aš nežinojau nieko, kad aš čia išvažiuosiu ir visa kita, bet va tokia buvo ta realybė, žinai, kad, nu, man tiesiog aš tą sprendimą padariau ir tada kažkaip atsirado, tos aplinkybės susidėjo, nu, aš čia turėjau tų draugų Prancūzijoje, bet aš čia to, nu, bet kalbant apie tą tirštumą, kaip tu sakai, nu, ta aplinka čia yra kitokia. Aš tai, ta prasme, nu, kaip čia tie žmonės, nu, vis tiek ta aplinka, nu, labai veikia mus, nu, kokioj tu esi, žinai, kur aš atsimenu Lietuvoje, aš važiuodavau į kokį darbą, aš turėjau tokį ryškiai mėlyną paltą ir tą žiemą, kai viskas tamsu ir visi dar pilkais, juodais, rudais, žinai, visokiais paltukais, tai man tik būdavo, aš tik pasižiūriu į tą spalvą savo, tą ryškiai mėlyną, žinai, kaip kokią, žinai, nu, ta prasme, atsigauti. Tai toks, nu, tos tokios šviesos, o čia, nu, aš pažinau, aš kaifuoju, aš tokia esu bendraujantis žmogus ir man tai čia yra rojus. Nu, žmonės žiūri į akis, jie šypsosi, jie visi su tam kalbasi, žinai, toks, nu, kažkaip ta aplinka, bet tas enjoyinimas gyvenimo, aš tikrai, taip sakiau, būsiu laiminga iki paskutinės sekundės. Tie senukai čia, kurie su vaikštynėm, jie vaikšto, žinai, tos moterys su karoliais pasipuošusios, pasidažiusios parduotuviai su ta vaikštynė. Ir aš sakau, jie enjoyina tą gyvenimą iki paskutinės sekundės. Jie, nu, ta prasme, juo džiaugiasi ir eina pasivaikščioti, sakau, ir ten su tom vaikštynėm arba ten kokia močiutė, gyvenau ten paskutiniam bute prieš šitą, tai tokia išeido virš 90 metų, jinai išeina va tokiu 90 laipsnių kampu, sėda į mašiną, žinai, ir išvairuoja. Tai toks, nu, tai ta aplinka, nu, tai jinai iš tikrųjų kažkaip, nu, jinai veikia, nu, kai aplink tave žmonės yra tokie, nu, besišypsantis, kai jie tau žiūri į akis, kai jie kažkaip tas pozityvumas, tai visur visokių ir aš nesakau, bet tikrai bendras, ir žinai apie ką aš dar pasakysiu. Aš vat kažkaip pirmas iki, kai jau gyvenau Prancūzijoje ir grįžau į Lietuvą gal po 2 metų pirmą kartą, aš Vilnietė ir išėjau kažkaip į miestą. Ir taip išėjau ryte į senamiestį ir aš taip pajaučiau skirtumą, žinai, eina tos panos, gražios lietuvės, nu, apsirengusios, taip, žinai, nu, taip, žinai, tikrai stilingai, gražiai. Ir taip aš pajaučiau, o čia Prancūzija ir galvoju,
ta prasme, čia žmonės, nu tikrai gali labai, bet kaip, nu ne taip, kad bet kaip, nu bet žinai, apsirengt, nu kažkaip tai. Ten taip jau į vakarėlius, tos lietuviai žiūriu, nu taip viskas suderinta, padaryta ir galvoju, bet čia labiau apie gyvenimą, čia labiau apie tai, kad, žinai, apie kalbėjimą, apie buvimą, žinai, nu ta išorė, nu taip, nu, ji svarbi, bet ji netiek svarbi, žinai. Nu, tokį nežinau, ar supranti, ką sakai, bet aš tą taip kažkaip pajaučiau, kad tai labiau, nu, pažiūrėjau, nu, tie jų valgymai. Nu, tai yra, taip, nu, tai yra maistas, bet tai yra bendravimas, tai yra apie bendravimą. Ten, pažiūrėjau, tos ilgos vakarienės, ar, žinai, ar pietus, tai čia, nu, visa Prancūzija, viskas uždaryta, žinai, ten tos 2 valandos visi žmonės pietauja. Bet tai yra apie dalinimąsi, apie buvimą kartu, apie pašnekesius, apie tokį, žinai, ne apie tai, kad va, ten suvalgyt greitai, taip, ten tas kokybiškas maistas, bet dar kokybiškesnis bendravimas. Mm. Ir tai yra, tai va tokį, aš tada atsimenu, tikrai labai pajaučiau tą skirtumą. Aš nesakau, kad kažkur yra blogiau ir kažkur geriau, tik sakau tą, ką aš pamačiau ir pajaučiau, žinai. Nes kaip čia tokia draugė pasakojo lietuvė, sako, atvažiavo mano tėvai, žinai, čia Bordo, aš dar gyvenau, ir sako, mes nuėjom kavos atsigerti. Nu, vaikščiom kažkur Bordo ir atsigerti kavos su tėvai, žinai. Ir sako, jie atsisėdo, išgėrė tą kavą, nu tai viskas jau einam, sako jinai, o jinai jau gyvena ten irgi gal 10-15 metų, žinai, šeimą turi čia. Sako, ne, nu, tipo, ne apie tai, žinai, nu, kavos atsigerti, tai irgi pasėdėti, žinai, paenjoyint, pabūt, žinai, nu, čia mes išgeriam, einam toliau. Tai va čia toks, tie tokie, nu, va tą, ką aš matau ir tą, ką aš jaučiu ir taip, kaip aš jaučiuosi, apie tai, apie tokį tą skirtumą. Taip, ir tu kalbi, kaip suprantu, apie kartu ir apie tą harmoniją tarp vidinės būsenos ir to, ką tu patiri ir ką tu matai ir kaip keičiasi tas mūsų pasaulis priklausomai nuo to, ką mes nešiojamės savo viduje ir kiek yra atkreipi dėmesį, kiek tai yra visgi svarbu, ne tik tai tie išoriniai dalykai nuperkami, pačiupinėjami, o ir lydinčios emocijos, jausmas, su kuriuo mes tai darome, kaip mes atrodome. Ir atsimeni, mes kažkada, kai kalbėjom, tu sakei, kad net tavo tapyba nusispalvina žymiai ryškiau. Tai irgi turbūt tie vidinė būsena, jinai tokiu būdu, kadangi tu esi žmogus kūrėja, tai per tavo kūrybą, per tavo tą tapybinį kūrinį, palikimą, irgi viskas tampa labai akivaizdu. Sakei, kad Lietuvoje tavo tapyba niekada neįgydavo tokių spalvų ir turėdavo visiškai kitą spalvinę paletę, negu kad dabar, kai tu gyveni Prancūzijoje. Ir aš pati tą mačiau ir tikrai neįtikėtina transformacija atrodo. Spalvinė atrodo transformacija, jinai ne tokia reikšminga, bet kartu ir labai svarbi, reiškia tas pokytis, kuris įvyko tau pakeitus gyvenamąją vietą, toks stiprus, kad jisai turėjo tokią didžiulę įtaką nuo pilkos spalvos iki pačių ryškiausių spalvų. Ja. Žinai, aš galvoju, taip, keiti ir gyvenamą vietą, taip, aplinka, bet tu ir pats keitiesi, tu padarai žingsnį, ne, tu, pavyzdžiui, pakeiti šalį, tai vis tiek yra toks didelis žingsnis, žinai, ir tikrai viskas pasikeičia, tai čia ir tu pats kažkaip, keitiesi, nulipi, eini kažkur, tai žinai, kaip ten toj konferencijai sakė Laimės, kur mes buvom, Saurimas sako, kažkas iš lektorių sako, tai jeigu blogai, taigi ne medis tu, gali, ta prasme, paeit, žinai, tai toks buvo, tas paprastas palyginimas. Bet taip, čia iš abiejų galų tu pats keitiesi, tada pats save į tokią aplinką kitą įdedi, ne, pats įdedi, pats sugalvoji, išvažiuoji ir tada ta aplinka, jinai tave irgi kažkaip veikia. Jau mano paveikslai pradėjo, keistis ten kokie metai, aš Lietuvoje gyvenau, aš jau pradėjau, bet aš jau čia važinėjau į tą Prancūziją jau tuos metus prieš išvažiuojant ir kažkaip, bet iš tikrųjų tai jie dar paryškėjo. Ir aš kai padariau pirmą parodą, kai jau čia gyvenau Bordo, ten tokios Europos tokie namai yra, ir iškabinau tos paveikslus savo, ir man pačiai baisu pasidarė, toks, šakės kaip ryšku.
ir nufotkinau ir nusiunčiau sūnui savo. Mano sūnus Lietuvoje gyvena, dabar jam 23 metai, tada buvo ten apie 20-19 ir aš jam sakau, ką tu galvoji? Sakau, žinai, ar tai pakabinau, jis man sako, nu ten, žinai, le, mamytė, nu ten viskas gražu, o paskui taip nuoširdžiai rašo, bet sako, žinai, kaip matosi, kad pasikeitė tavo gyvenimas, nu kad, nu sako, nu ta prasme, nu jis taip, žinai, jisgi gyveno, mesgi gyvenom kartu, jis matė dirbtuvę, mano buvo šalia jo kambario, nu, tai jis ta prasme užaugo su tuo, žinai, ir sako, nu taip nuoširdžiai, sako, kaip faina, sako, nu va kaip pasikeitė kažkaip, tai va tas buvo toksai, žinai. Ir tai man toks pačiai buvo, paskui aš tau ir pasakau, kad sakau, aš nebegaliu pilkai tapyti, man net fiziškai, aš tą spalvą dedu ir man toksai, toj kūryboje, labiausiai nuogas iš tikrųjų, nes, ten esi nuoširdžiausias, kažkaip tai, čia jau tas rytis, žinai, aš labai va tą tokį, dabar turiu va tikrai iš tos konferencijos, kur buvau, tai pasiėmiau iš vienos lektorės tokią patirtį, man labai patiko, čia tokia, ne vien jos, girdėjau ir kitur paskui, kad, bet jį tokį sakė, aš renkuosi metam kokį nors žodį ir aplink jį gyvenu, tokį kaip konceptą, žinai, ir man tas labai, surezonavo ir man dabar labai irgi apie tą, ką aš tau ir sakiau, apie tą autentiškumą, apie tai, kas esu aš, ko noriu aš, nes mes visur esam to įtakoje, vis tiek yra žmonės, aplinka, žinai, ir man tikrai tas labai svarbu, žinai. Aš daug metų tikrai ir pati matau, žinai, ir pasiduodavau tam įtakom. Čia tokie labai ploni dalykai, žinai, kai tu keitiesi jau pats ir kai tu, darai iš kažkokios vien įtakos. Tai man labai apie tai. Ir aš dabar taip sakau, čia mano metai va bus šitokie, žinai, tai tas va tikrai svarbu, nes, toj kūryboje tu labiausiai atsiskleidi, tu labiausiai, tu esi tik tai va su savim ir su to paveikslu. Ir, man jau toks esi tikrai nuogas. Bet aš ir apie kitką, nes, kaip ir tą gyvenimą, kaip kūrybą priemi, kad, būt tuo savimi, žinai. Ir nemeluot savo, kaip aš tau sakiau, aš bandžiau padaryti, tapyti pilką paveikslą. Ir man nesigavo, aš negaliu. Nes, man tiesiog, kažkaip priešinasi kūnas, nežinau kas ten, akis, visa kita. Nes aš jau kitur, žinai, toks specialiai padaryti, bet, neišeina. Tai man tas toks atrodo, čia toks, mano supratimu ir man dabar, tas autentiškumas, tas suprasti, kas tu ir ko tu iš tikrųjų nori, tai irgi yra, labai didžiulė ir tos laimės, ir džiaugsmo, ir tokio pilnatvės dalis, kažkaip tai, ne šokt pagal ten kito muziką, o suprasti, taip, tu vis tiek, aišku, esi aplinkoj, sociume, gyveni ir ten deriniesi prie kažko, bet tokia esmė, žinai. Ir tame, man atrodo, yra labai didelė dalis to džiaugsmo ir laimės, kai tu darai, taip kaip, visi apie tai kalba, dabar žinoma visi, bet aš kalbu apie tokius, žinai, dalykus, aš net save, aš taip sakau, aš stebiu save kaip koks seismologas dabar, pavyzdžiui, ko aš noriu valgyti, ne? Ten ir net, kai dabar, žinai, tai būdo ten šeima, vaikai, o dabar aš viena savo, žinai, nusiperku, ko noriu, bet kartais net galvoju, bet aš va to nenoriu, aš noriu kito kažko, žinai, toks, ta prasme, tai čia tokie, kaip ir maži, nereikšmingi dalykai, bet taip iš jų susideda tie, žinai, ta grandinė, kaip tu, ką tu darai, kaip tu su savim elgiesi iš tikrųjų, koks tavo santykis su savim, ar tu ten save, žinai, savo kaišai pagalius tuos ratus, ar tu kažkaip, puoselėjai tą savo kažkokią savastį, kas yra, labai svarbu, kas yra mūsų, taip sakant, esmė, kitoniškumas ir savastis tokia. Daug čia prikalbėjau. Labai gražu, ką kalbi, ta autentiškumo, nuoširdumo su savimi tema, jinai man irgi ir aktuali, ir aš atsimenu, kaip daug metų gyvenau tokioj labai aktyvioj, jeigu taip galima pasakyti, motinystėj. Ir kai vieną dieną, stovėdama eilėje prie ledų, savęs paklausiau, kokius aš ledus labiausiai mėgstu. Man buvo vienas sunkiausių klausimų. Atrasti atsakymą, o kas tau labiausiai patinka, kai tu gauni laisvę išsvajotą rinktis
bet neturi įgūdžių. Neturi įgūdžių gyventi laisvėje, todėl kad visą laiką esi varžomas aplinkos, visuomenės, šeimos, galų gale savo nuostatų kažkokių iš kažkur, iš protėvių atėjusi požiūrį įsivaizdavimą. Tai labai didžiulis, Man tai atrodo, kad labai didžiulis turtas, kurį dabar turi, kad tu atrandi save ir būni savimi tokia, kokia tu nori. O jeigu dar ir žinai, ko tu nori ir kokia tu nori būti, tai nuostabu. Pasveikinti tik tai tave galėčiau. Ačiū. Nu, žinai, tai Dieve, čiagi eini, čia kelias ir lipi į tą kalną. Čiagi nėra taip, kad aš jau, ir taip, ir taip. Aš sakau, visaip visko būna, bet kai tu kažkaip, žinai, nu, kaip čia pasakyti, toks leitmotyvas, kai tu, ne, užsibrėži, ten gali, bet tu sakai, va, kad dabar kaip šnekėjai, kad tu esi ten ribojamas kažko, nu, bet mesgi ribojame tik patys savęs, nu, tik patys savo neleidžiam, ne, nu, tai kodėl ten, bet tų ledų, žinai, taip, nu, visiems vaikams perki, pas ne irgi būdavo taip, nu, aš vieną vaiką tik turiu, bet irgi, nu, tai jam čia tas, jam čia anas, žinai, čia tipo, bet iš tikrųjų, taigi mes patys savo uždraudžiam kažką, nu, kas mums gali uždrausti, niekas kitas, šiaip jau, žinai, čia pat save kažkaip įstatai į tą ir paskui, žinai, pats kankiniesi. Tai čia toks, bet taip, aš tai aš kalbu daugiau gal apie tą lūžį, kai tu apskritai pamatai, kad tas duris pats savo buvai uždaręs ir va štai, kai tu jas atidarai ir gali eiti visas puses, tai tada ištinka irgi ta antroji krizė, kai duris tai jau atidarytos, bet dabar reikia žinot kur, tai, nes reikia pasirinkti kryptį, reikia turėti kažkokį tai tikslą, įsivaizdavimą, kur link aš dabar judu. tai susigalvoji, čiagi, žinai, irgi kūryba, nu toksai, irgi apie tą nuoširdumą, nu tas nuoširdumas, taip, man tai irgi, žinai, kaip aš sakau, kaip bebūtų banalu, kaip manęs ten kažkas reiklausinė apie meną, apie kūrybą, sakau, nu bet tai yra, nu, apie nuoširdumą, nu, nes, nu, ta kūryba, nu, tai kas yra, nu, tai yra energija kažkokia, žinai, nu, aš atsimenu studentams sakydavau, nu, kas yra tapybos paveikslas, nu, tai yra purvinas skuduras, jeigu mes imsim kaip materiją, nu, tai yra išpurvinta drobė, ne, dažais, bet kažkodėl tai stovi žmonės ten prie kokio Van Gogo ar prie ko, žinai, kur ten keli šimtai metų nu, ir žiūri, žinai, tai čiagi, nu, kas yra, nu, kažkokia energija cirkuliuoja, ne, nu, ne kažkas, arba ten muzikos instrumentas, medžio gabalas ar ten metalo gabalas. Tai čia, žinai, čia tas, ką tu įdedi ir ta energija, nu, tai, bet kai tu ją padarai, nu, mesgi visi tą esame išjautę, ne, tą tokį, nu, tokį džiaugsmo, kažkokį pojūtį, ten tikrai viskas atrodo, ar kažkokį kūrybos, nu, ten atrodo, kaip aš sakydavau, nu, raketa širdį ir tikrai ta energija tada, žiūrėkit, pritrauki ten ir tie žmonės ateina kažkaip, kai tu tą darai nuoširdžiai. Nu, va čia, man tai tas yra toks žodis, nu, ta prasme, žodis, nu, kaip čia ne žodis, tas jausmas, kai tu tą darai iš visos savo ten tos esybės, kai tu tuo tiki, kai tau tas faina ir įdomu, nu, tai tas ir veikia labai, nu, stipriai. Ir pats su savim tada tas nuoširdumas. Tai čia toks, aš sakau, tarsi ir banalu, bet tik tai taip, pavyzdžiui, mane, nu, kūryboj. O jeigu mes sakom, kad kūryba yra visas gyvenimas, aš tai manau, kad taip, nu, mesgi tikrai kūrėm visą laiką, kasdien. Tai tas nuoširdumas man tai toks, nu. Ir va čia, nu, irgi apie tas nuoširdumas, autentiškumas, čia irgi labai gerišasi, ne? Nu, kai tu tą darai nuoširdžiai. Čia tas toksai tokie paprasti dalykai, bet kartais taip nepaprasta juos padaryti, žinai, nu, ta prasme, būti tame tokiame susiliejime kažkaip tai. Tai toks plonio dalykai. Eik tu, koks gyvenimas yra gražus, subtilus ir įdomus. Ir, nu, aš tai kai pagalvoju, kiek yra ką veikti, vien, žinai, ten svajoti ir galvoti ir matyti, žinai, ten va tuos kažkokius momentus nuostabius kažkaip tai. Ir kiek taip, kaip aš sakiau, kuo daugiau kuri, tuo daugiau kuriasi. Man tai toks tikrai yra vienareikšmiai. Aš atsimenu, toks mano vyro
buvusio draugas muzikantas, muzikantai visi, ir apie tokį draugą muzikantą vokietį pasakojo, sako, nu jis labai geras gitaristas, bet jis dar labai daug sukuria projektų, nu visokių, žinai, ir labai daug koncertuoja, sakau, nu tai kaip ta prasme, žinai, iš kur laiko gauna, čia toks banalus klausimas. O jisai sako, bet man kaip patiko ta patirtis, sako, jisai turi tokią tradiciją. Jis kiekvieną dieną paskiria valandą laiko kūrybinių idėjų generacijai. Bet, nu, tarsi, šventai tai yra. Ir sako, pavyzdžiui, būna, kad aš nieko nesugalvoju, bet aš tą valandą vis tiek paskiriu. Aš sėdžiu ten su bloknotėliu ar su kažkuo, žinai, ir aš galvoju, nu tai yra nuostabu, nes, nu tikrai, nu, kai tu nedarai, nu tai nepasidaro. Kai tu pradedi daryti, kurti, iš tikrųjų, nu tas tave, kaip aš sakau, paveikslą pradės, tave pasiema už rankos ir nusiveda, žinai, su savimi. Tai čia toks yra, nu, žinai, bet kaip sakyti, yra tie labai faini dalykai, bet juos, vat, į juos ir įeiti, ir stebėti, ir būti tame, nes, žinai, ir čia irgi apie tokį jautrumą, va, apie ką mes kalbam, apie tas instaliacijas, kad čia, vat, sustot, pamatyti, subtiliau pamatyti tą pasaulį, kažkaip jautriau. Ir tada jis tau kažkaip atsiveria, nu, tugi tą pačią, va, kaip aš apie tą draugę pasakojau, nu, gali ten tą sieną matyti, žinai, labai nykiai ir neįdomią, bet galigi pamatyti joje kažką, tai čia toksai apie tai kažkaip tai, kad pasidžiaugim ir pamatykim tame grožį. Nes juk, nu, yra tas dar irgi banalus posakis, kuris, nu, labai, man atrodo, teisingas, kad pasaulis atsiveria mylinčiams akims, grožis atsiveria mylinčiams akims. Nu, jeigu tu į tai žiūri, ne, su kažkokia meile, nu, tai tu ir matai tą grožį, nes nu, visur gali matyti ir tą, ir tą. Tai aš tai už tai, kad žiūrėkim mylinčiam akim, nes, nu, tada pačiam gyvent smagiau. Ir aš tai dar sakau taip, kuo daugiau laimingesnių žmonių, tuo pasaulis gražesnis ir fainesnis. Taigi taip, nu, smagiau gyventi. Kai žmonės šypsosi, kai žmonės moka pasidžiaugti, kai žmonės, nu, pavyzdžiui, man čia aš padarau parodą Prancūzijoje. Aš nesakau, aš ir Lietuvoje tų parodų dariau ir viskas faina. Nu, čia žmonės eina, jie tavęs klausinėja, o kodėl, o kas čia, o kaip čia, kokiom spalvom, žinai, ten ir močiutės kažkokios atėjusios. Nu, ta prasme įdomu ir aš galvoju, tas domėjimasis irgi yra koks džiaugsmas, ne? Nu, jiegi patiria tą džiaugsmą, jie manęs klausia, žinai, ten klausia tų dailininkų, bendrauja, žinai, o tai kodėl čia taip, o kodėl čia taip nutapė, o kodėl tokios spalvos, o čia gal tas tiltas, žinai, ir su tokiu, nu, tas va toks ir smalsumas, ir toksai, irgi nuoširdžiai jie tą daro, žinai, nes, nu, tai yra, nu, įdomu. Ir patiria irgi, nu, tikrai to tokio džiaugsmo ir kažkokio, tai, žinai, įdomumo. Nu, va, patys mes susikūrėm, tai, nu, čia kaip be pasuksi, iš kurios pusės, žinai, tą. Tau, Edita, kaip kūrėjai yra svarbu gauti tą vadinamą reakciją, atoveiksmį, feedbacką. Aišku, nu, žinoma. Aišku, man labai svarbu kurti, žinai, aš va tapau ir taip, tapau, Dieve, nu, toks, žinai, kaip prisipildai atrodo. Bet žinoma, nu, žiauriai faina, nu, kai žmonėm tai rezonuoja, nu, žinai, aš tau pasakau gal, kad aš prieš išvažiuodama iš Lietuvos išpardaviau visus savo paveikslus, ką turėjau, ten padariau tokį pardavimą poros dienų ir, nu, žiauriai džiaugiausi, užsidirbau pinigų, bet nu, didžiausia satisfakcija buvo, kad žmonės man siuntė nuotraukas, kaip jie pasikabino, kad tie paveikslai gyvena, kad jie kažkam reikalingi, kad jie džiugina kažką. Nu, tai yra, nu, tas toks, žinai, nu, labai faina. Ir žinoma, faina, kai tave žmonės klausia, tau pasako kažką. Tai aš manau, nu, mums visiems tas yra svarbu. Čia gali vaidinti labai jau ten tokį, žinai, kaip man čia. Taip, kūryba yra labai svarbu, betgi tu kuri, nu, tam, kad kažkaip, nu, va čia irgi apie, kad džiugint kitus, nu, kad kažkaip tuo džiaugsmu pasidalint. Nes tik va, prisitapyti paveikslą ar prirašyti knygų ir pasidėti namie, ne, užsuktais tenai viršeliais ar paviršiais, nu tai smagu tas procesas, bet vis tiek smagu pasidalinti, va čia apie dalinimas, pasidalinti su pasauliu. Mes taip nejučia grįžom į labai panašią temą, kaip prieš tai kalbėjom su Aurima, apie tą energijos apykaitą, kokia jinai yra svarbi. Mes
mes iš savo vidinių syvų, pagauti įkvėpimo, pasisėmę kažkokių idėjų iš aplinkos, sukuriame, tada atiduodame aplinkai ir vėl tai grįžta energijos pavidalu ir vėl mes kuriame, tas nepertraukiamas energetinis ratas toksai. Ir Jo, laimingi kaip aš sakau. patiria ir Mhm. tai yra labai svarbu, tai yra variklis turbūt. Be jo ir kūrybos nebūtų, arba jinai vis tiek turėtų labai tos ribotus resursus, vis tiek reikėtų pasikrauti to energijos. Tai vat, kaip tu pasakai dabar apie tą parodoje prieinančius žmonės, klausinėjančius tavęs, reaguojančius, pasakančius atsiliepimą. Tai yra vat, irgi vienas iš tų turbūt grįžtamųjų tokių, grįžtančių tau dalykų, kuriuos tu vėliau gali irgi panaudoti kaip energiją ir kurti toliau ir puošti pasaulį savo ryškia tapyba. Jo, taip, žinai, kaip aš sakau, pracirkuliuoja ta energija, jinai tada toks, toksai, žinai, praeina per tave. Taip, taip, taip. Daug tų dalykų, jo, ta energija, žinai, iš skirtingų resursų mes visi gauname. Bet taip, tas grįžtamasis ryšys, taip, žinoma, vienas iš jų yra, nes, tai yra tikrai satisfakcija ir kažkoks, ir galiausiai tavo dalis, kūryba, vis tiek tavo dalis, mano dalis, aš čia įdėjau, ne, jinai kažkam surezonavo ir, tikrai, man tai toks prasisuka tas ratas, žinai, to kaip kokį vandenį įsivaizduoju, žinai, ta energija. Taip, tie dalykai yra. Jie, pavyzdžiui, labai mėgsta, Prancūzijoje yra labai populiaru iki dabar tos atsiliepimų knygos parodose, žinai, kur ranka žmonės rašo. Nes aš atsimenu, aš tokį projektą dariau su prancūzų menininkais, Lietuvoje dar gyvenau ir ten buvo 8 parodos įvairiuose Lietuvos miestuose ir paskui buvo Dailės akademijos galerijoje paskutinė paroda ir jie man sako, o kodėl nėra tos knygos atsiliepimų, kaip padėkit, žinai. Ta galeristė sako, čia prieina tų paauglių ir pripaišo visokių ten paskui, žinai. Bet pas mus jau tas tikrai nepopuliaru, pas juos, žinok, visur. Ir va čia irgi yra, irgi apie tą santykį, ne, žmonės labai rašo, žinai, tikrai ten parodose tuos atsiliepimus nuoširdžiai. Tai toks, bendravimas irgi tam tikras. Ir tas negailėjimas to atgalinio ryšio, tas irgi svarbu, man atrodo. Taigi visi laimingesni pasijaučia. Tie žmonės pasako, ką jie galvoja, žinai, padiskutuoja. Man irgi smagu, aš gaunu, žinai. Va čia, ta laimė yra toks iš tokių kartais, visada beveik iš tų tokių mažų dalykų, bet mesgi galim ją patys susikurti nuo kasdienos, žinai, iki ir tų instaliacijų ir dar kažko. Ir tai yra taip nesunku ir tiek nedaug. Ir mes tikrai pasidarom visi, žinai, labiau su šypsena, labiau pracirkuliuojam, energijos gaunam. Tikrai, man, pavyzdžiui, aš nuoširdžiai sakau, man žmogus šypsosi, čia dar kur koks mažesnis, čia praktiškai sveikinasi žmonės, žinai, dažnai gatvėje. Ir tai yra, žiauriai faina. Man tai, pavyzdžiui, tikrai ir tas kažkoks pašnekėjimas, arba, čia tikrai labai dažnai tave ir užkalbins, ar kokioj stotelėje, ar kavą geriant, žinai, ten 2-3 žodžius, bet tai yra, man tai yra, žiauriai faina. Tu toks, žinai, kaip koks šiltas, žinai, vėjelis prapučia ir tu toks, ir nusišypsai, žinai, ir kažkaip. Man tai čia irgi apie laimę. Apie tokį, žinai, džiaugsmą, paprastą, nesuvaidintą, tokį nesumeluotą, žinai, tokį, kai abi pusės pasidžiaugia ir pagamina energijos geros. Tai taip, girdžiu tai, ką kalbi, kad vis dėlto iki laimės laimei reikia labai nedaug. Laimei užtenka smulkmenų. Vieno to didelio dalyko, tai nuoširdumo su savimi, su pasauliu, su aplinka, kad tas ryšys būtų mūsų su pasauliu visiškai atviras, kiek įmanoma atviresnis ir autentiškesnis. Bet kai patiri tą autentišką su savimi ir su pasauliu būseną, tai laimiai tuomet reikia labai nedaug. O žinai, yra toksai posakis, atvirkščiai, ko tau trūksta iki pilnos laimės. Tarsi laimė, tai
gimsta tik iš gausos. Mhm. Bet laimiai reikia visko labai daug ir to ir ano, na ir iki pilnos laimės dar ant bokšto viršaus užkrausiu tą, tai galbūt būsiu laimingas. Žiūrint į tave, aš susidarau tokį įspūdį, lydi toks jausmas, kad tu gyveni gausoje, visiškoje gausoje, bet aš daugiau kalbu apie tą emocinę gausą, tokią kūrybinę gausą, kai tau nieko netrūksta, visko daug aplinkui ir spalvų, ir žmonių, ir tavo tapyba, paveikslai, tie dalykai, kurie tave įkvepia. Ar būna tau tokių momentų gyvenant toje gausoje, kaip kūrėjai, kaip tapytojai, kaip žmogui, kai tu nori tylos, ramybės, švaros, poilsio nuo viso to, kad patirti laimę? Ar ne? Nu, tai kai aš noriu, tai aš susiorganizuoju, mano būna, nu, kaip sakyti, ta prasme, žinai, bet nu, ta tyla irgi yra su savim, žinai, bet tu kaip sakai apie tą laimę, ta laimė yra mumise ir ta gausa yra irgi mumise, žinai, aš galvoju, ta prasme, nu, mes iš tikrųjų, tu sakai, taip, aš gyvenu gausoje, aš turiu nedidelį butą, aš turiu vat, kažką tai tokio, žinai, ten kažko neturiu, bet aš tikrai, aš pradedu dieną lauke ir aš tikrai padėkoju, labai dėkoju už viską, nes, nu, čia ir, nu, tas dėkojimas, nu, yra, nu, žiauriai fain. Ir kai pradedi vardinti, Jėzus, kiek aš daug turiu, žinai, ir ten ir už vandenį, ir už žolę, ir už tą, ir už tą. Ir tas, nu, dėkingumas jis didina iš tikrųjų kažkaip tai, nu, nes, nu, iš tikrųjų tas yra, nu, kažkaip labai, nu, mes daug turim, ko tikrai, kas atrodo savaime suprantame. O pažinau, paskui dėkoju, galvoju, Dieve, kaip dėkui, kad aš galiu tapyti, nu, tai koks yra džiaugsmas, nu, nes ar ten, ar paišyti, ar kažką, tai ir, nu, taip sąmoningai darau, nes, nu, jeigu to ir nedarai, tai kažkaip ir užsimiršti, ir tada pradeda lyg ir trūkti kažko, žinai, nu, o kai pagalvoji, kad tikrai, tai aš nesakau, kad nereikia ten norėti, aš irgi noriu ir to ir ano, bet kažkaip suprast, kad ir labai daug turi, ir kaip tu sakai, nu, tas viduj turėjimas, nu, apie tą laimę yra mumise, ne? Nu, taigi mes ją susikūrėm ten, ar kalbėdami, ar tapydami, ar šokdami, ar kažkaip, tai niekas mums jos neatneš. Man net jau kai būna, žinai, ten, nu, kažkas tai čia kažkas nesigauna, ar ten, nu, kažkokios būna problemos, bet aš, nu, vis tiek kažkaip tai išverčiu į kitą pusę, žinai, nu. Nes, nu, gali ten labai paskęs. Aš nesakau, kad aš jau čia tokia kažkokia, žinai, visko būna ten ir bijai, ir to, ir ano, bet sakau, nu, kai tu toks vis tiek tą gyvenimą kažkaip, tą vat liniją šviesiai, nu, tai tada kažkaip, nu, šiaip taip, nu, pačiam lengviau gyventi, nu, tai ta prasme, savo pasilengvini gyventi. Vis tiek sakai, nu, vis tiek, nu, kažkaip praeis, žinai, ateis kažkas kitas, žinai, pasibaig, žinai, nu, va čia taip yra, žinai, nu, nesėkmė, nu, praradau ten kažkokius pinigus, nu, ten kažko, žinai, nenupirko, nu, kažkas buvo, bet einu toliau, tai toks. Anksčiau būdavo, tai tikrai, ta prasme, aš keičiuosi, nu, tikrai, aš ir skaitau, ir darau, ir visą kitą, bet būdavo, Jėzus, ten kas nors, o Jėzau, ten praradau, dabar kažkaip, tai žiūriu ramiai, nu, su savo tą atsakomybę, žinai, ir kad gyvenimas tęsiasi, žinai, nieks nenutraukė ir neuždraudė toliau džiaugtis ir toliau eiti ir toliau daryti ir toliau kurti ir toliau svajoti, žinai, ir siekti. Tai kažkaip tai apie tai. Aš čia nežinau, kurią aš čia pusę nukalbėjau, tu klausai manęs apie tylą metaforinę kažkokią. Bet, nu, čia irgi viskas. Man, žinai, mesgi visi žmonės ir labai skirtingai. Būna norisi šok daryti, eit, kalbėti, o būna labai norisi būti tik tai su savim, žinai. Ir, nu, tu irgi kuriantis žmogus, taigi, žinai, nu, tikrai, ta prasme, nu, nepasidaro ta kūryba, kai tau čia reikia nubėgti parduotuvę, nuvaryti tenai, paskui greičiau biškį pakursiu tarpę.
Nu vis tiek tu turi susidarai kažkokią, aš nesakau tenai, nesudvasinu, bet man, pavyzdžiui, kad tapyti, aš turiu nuo ryto tapyti ramiai, aš turiu žinot, kad man niekur nereikės eiti tą dieną, aš jeigu norėsiu išeisiu, nes jeigu man reikia 2 valandą būti ten, nu aš negaliu, žinai, čia pult ir greitai čia kažkokiu brūkšniuku padėti, nu čia toks apie tokį komfortą, kokį tu susikuri pats, žinai. Ir tada aš ten, va, tada jau būnu ramiai, ten dieną, 2, ten kokiai parodai vadarai, tai irgi ramiai tada ten tapai, žinai, darai ir tokį savo susikuri tą. Bet paskui vėl norisi pašokti ir išeiti į pasaulį, žinai, metaforiškai sakau. Ir kai talioji kažkaip. Norisi dabar Pačiam gerai būtų. apkabinti Editą ir palinkėti dar daugiau laimės ir daug džiaugsmingų akimirkų. Va, aš priemu apkabinimą ir priemu labai palinkėjimą, nes man tai per daug nebūna laimės, tegul būna ir aš tave labai apkabinu. Ir dėkoju už pokalbį ir už tokią, nu, fainą, na, kaip šis ta iniciatyva, toks žodis, už tokį fainą laimingųjų klubą, nes nu, man tai atrodo, čia yra žiauriai faini dalykai, apie tai kalbėti ir kažkaip skleisti tą tokį šviesą ir spalvas. Įkvėpti žmonės. Vienas esminių dalykų gyvenime turbūt, ne? Laimės vienas esminių dalykų gyvenime. Tai aišku. Be laimės. Tai tas pats, kas be saulės. O saulė tai yra, nesvarbu, ar debesuota ar ne. Saulė yra. Tai taip pat yra ir laimė. Ir tas gyvenimas vienas, tokia dovana, nu tai ta prasme, nu, reikia tikrai džiaugtis ir būti laimingai. Aš tai pasakiau savo, kad iki paskutinės savo sekundės būsiu laimingai. Labai gera kalbėti su tokiais žmonėm kaip tu. Ir jeigu yra kažkas, kuris klauso tik tai kelyje į laimę, tai tikiuosi, kad iš tavo išminties, iš tavo pasakojimo istorijos turės ko pasisemti. Taip, žmonės, būkim laimingi. Būkim laimingi. Tai ačiū labai. Ačiū tau. Tikiuosi pamatysiu ir gyvai tavo kuriamas laimės instaliacijas. Ir iki kitų kartų laimingųjų klube. Iki.